Ketvirtas Advento sekmadienis mums pristato apreiškimą švenčiausiai mergelei Marijai. Atrodo, Kristaus gimimas čia pat, bet mus angelas susitinka su Marija Nazarete, jos gimtinėje, jos kasdienybėje, nustebindamas, bet kartu padrąsindamas: nebijok, esi malonėmis apdovanotoji. Ir atskleidžia, kokia ypatinga misija to vaiko, kuris gims. Jis bus aukščiausiojo sūnus, jam bus suteiktas jo tėvo Dovydo sostas, jo karaliavimas per amžius, niekada nesibaigiantis. Tai yra neįmanomų dalykų Dievas, nes Dievui nėra neįmanomų dalykų. Šis apreiškimas angelo, šis Marijos užkalbinimas ir jos pasimetimas, nežinau, kaip tai vyks, nesuprantu. Nebijok, Marija. Šventoji dvasia duos tai arba padarys tai, kas net nesuvokiama arba ko negali suprasti. Nes Dievas neįmanomų dalykų Dievas. Marijos taip ir mūsų taip gali padaryti stebuklus. Gali pakviesti Dievą į ypatingą artumą. To ir linkiu visiems, ypač per šias artėjančias Kalėdų šventes.